Gerai, tai tu dabar drąsiai, ramiai iš naujo pasižiūrėk, kaip Mhm. ten sakai, tau labai, o kaip Mhm. skaičiavau. Mhm. Mhm. Nu, pasakyk, sako. Mhm. Tai kaip valiausi, ne, tas Mhm. visas valymas, virš manęs pradžioj pasirodė tokia kaip gyvatė didžiulė, bet aš matau jos apačią. Jinai kaip prašliauštų, bet aš virš jos kažkaip. Tai yra, jinai virš manęs ir po to aš matau kaip, ir man sako Eglė Žalčių karalienė, kažkas iš to. Ir po manim matau tokia, kaip būtų ugnis pradėtų deginti ir toks stiklas, deginantis stiklas, į viršų taip energija kažkaip ėjo. Ir po to jisai pasidarė po manimi, tokia kaip lava, bet įkaitintas stiklas, toks raudonos spalvos, sakyčiau, ne tai, kad raudonos, tokia kaip maišyta, ta tokia spalva, kažkokia raudona su geltona, gal kažkokia link oranžinės. Ir jos daug, jinai po manim teka, toks karštas stiklas. O aš eičiau tokia kaip karūną užsidėjus viršum eičiau. Tokiam tamsesniam sluoksnė, o po manim deginantis sluoksnis. Tai va taip atrodo. Gerai, gyvatė virš tavęs, karūna kur? Ant Po to jos, karūna. po Karūna to ant gyvatės? aš, jo, Eglė Žalčių karalienė sako, nes gyvatės su karūna matau. Deginantis stiklas po apačia, ne tai, kad deginantis karštas stiklas, lieja iš stiklo po apačia, aš ant jų viršaus vaikštau. Ir Mhm. pati paskui kaip karalius tokius apsiaustų ir karūną. Tokiam tamsesniam sluoksnį būčiau. Gerai, kad tau tą karūną uždėt ir iš Tai kur tau čia tą karūną? Vat įdomu. gyvatė tą su karūna, sakau, toks virš manęs prašliaužė. Ai, tai tu ne karūna, tai ieškoti. tu nesu karūna, tu nesu karūna. Ne. Ai, tai ta gyvatė su karūna, tai jinai Mhm. iliuzinė, kaip jinai geroji, blogoji, pasičiupinėk, Tokia, sakyčiau, jinai neutrali, bet tokia didelė. Nu, aš matau jos pilvą. Nu, jinai iš apačios aš ją matau. Tai Aš tu tarp virš jos, gyvatės ir tarp tos lavos būčiau. ai, tarp gyvatės ir tarp lavos, įdomiai tu čia, Jo, tarp stiklo tokiam tokios. sluoksnyje. Tai ta Jo, gyvatė virš tokiam tavo sluoksny. galvos, tam sluoksnėje, Jo, šliaužė matau. tai jinai tau trukdyt, nori pereiti į dar aukštesnį sluoksnį, ar ne? Ar čia jinai tave gąsdina? Jinai taip ramiai kažkaip Tiesiog jinai ten yra ir atšliaužė, bet tiek. aš matau, supranti, iš viršaus. Aha. Nu, iš O tu kaip apačios į jautiesi viršų. matydama? Gerai, o tu matydama kaip jautiesi? Nieko, nei baimės, nieko, tiesiog stebiu. Tiesiog stebi ir ta lava visiškai tau nieko. Nieko. Esu tokiam sluoksnį tarp jų ir stebiu kaip stebėtoja. Ai, nu tai gerai, tai tvarkoj tada, gerai, tai tada gerai. O tai tavo tas sluoksnis, kur tu esi, kaip jisai, Jisai kas ten? toksai tamsesnis, sakyčiau, tamsesnis sluoksnis. Tamsesnis. Mhm. Jo, O jisai tai toks pilkas sluoksnis, bet ten nieko nėra, nei baimės, nei spaudimo nejaučiu, nieko nejaučiu. Tik va krūtinė spaudžia kažko tai. Tai va, tai tada tu biški Kvėpuot prasišviesk gal tą sluoksnį. sunkiau. Dabar gal tas sluoksnį va ir prasišviesk, tada drąsiai prašviesk, praplatink, paleisk ten tokių šviesos dulkių, kad tai tau būtų aiškiau, tą rūką nuimk. Gal tas rūkas tau ir trukdo kvėpuoti. Tiesiog drąsiai, ta lava gal tau ir tą rūką sukelia, o ta gyvatė įtampa. Pažiūrėk, pravalyk. Tas sluoksnį, kuriam esi tu, nes tai yra tavo sluoksnis, tu čia esi, drąsiai gali pravalyti. Štrūnai, tu irgi pasižiūrėk ir gal dar kažką pamatysi. Kaip tau sekasi?
Snieguolė. Bandau pravalyti, prakvepuoti, prapūst. Prapūst. Tai išsidalink, kad tu įsivaizduoji, kad tave yra daug ir visos ten tiesiog prapučia. Tu nors. Tiesiog gali duoti srovę su rankom, vėją, pajung stichiją, kad tau tą vėją, kuris čia dabar pučia, davai paleisk. Tegul ta stichija tau padeda, ten išsklaido visą tą rūką. Saulė pašviečia, tegul užšviečia, pašviečia, išgrynina tą sluoksnių orą. Absoliuto lietus tegul irgi nuplauna, pagrynina, išgrynina. Ir kaip tu jautie? Nu, biški valosi. Kada absoliuto lietus lyja ant manęs, tiesiog valytis. Pradėjo lengvėti, Gerai, leisk dar. Gali dabar po truputį didesnė srovė, vis taip, žinai. Lengviau, didesnė gali. Ir ta visa lava, tegul viskas nutolsta, tavo erdvė tegul prasiplečia. Iš viršaus ir į apačią. Tiesiog lengvai jinai plečiasi. Padidėja, tavo erdvės yra daug daugiau. Tampa daugiau. Kaip tau ten sekasi? Kažkodėl man norisi viršų šaut labai. Tai ir šauk. Viskas, nerk. 3, 2, 1, šauk į viršų. Labai gerai. Šauk, kaip sekėsi, prašovai. Jo. Labai gerai. Labai gerai. Nuostabu. Jo, esu. Kažkaip tokia biški, tarp tokių sluoksnių 2 buvau užstrigus. Tai jo, bet matai, va tau reikėjo energijos, kad tas ir yra, kad tu galėtum pramušti. Pajaučiau, man taip toks vaizdas, kad pajaučiau tuos žemus sluoksnius. Ar mane tai veikia ar ne, žinai, ir toks jausmas, kad jokio skirtumo, koks yra sluoksnis, tiesiog esi lengvai jame jautiesi, tik tai stebėtojas esi. Nėra to spaudimo, nėra toksai, lyg kažkas lyg nori spausti, bet taip nieko, nei degina, nei baimės nėra, nieko nėra. Tik tai kai esi stebėtojas. Tenais niku labai toks, nikimas ir norisi kažko aukščiau, nes, nėra nieko ten. Stagnacija, stovėjimas. Jo, toksai, kaip pasakyti, toks, kaip tu ir sakai, tokia stagnacija, toks vienoj vietoj viskas lyg. Beprasmybė, jo, toks. Lyg eina daugiau jokių pokyčių, tokių, nieko nėra. Veiksmo nėra. Tarpas toks. Toksai sąstingis tenais. Ir atrodo, kad pažiūri, žiūrėk, viršui pažiūri ten irgi negerai atrodo, bet vėlgi ta iliuzija, viršui pažiūri irgi negerai, ta gyvatė ten, į apačią ten tas, tai gal geriau liksiu šitam, kur tas rūkelis, ne? Bet paskui pajutai, kad būtent ta sąstingi parodė, kaip žmonės tiesiog užstringa tame ir tiesiog žiūri, lyg kažkas praeina, lyg kažkas praplaukia, lyg kažkas praeina, lyg karštis, lyg šaltis, matai, ta gyvatė, jinai tokia kaip šaltakraujis gyvūnas, ne? Tai eina lyg šaltis, o apačioj karštis, žinai, tokia lava, bet tau nei šilta, nei šalta nuo to, tu tiesiog stebi. Bet yra toksai sąstingis tarp žmonių, atrodo, nes aš mačiau toks kaip karalius, bet galvoju, bet aš dar kartą dabar žiūriu, jisai eina kažkoks apsiaustų karalius, kažkoks ego didžiulis jaučiasi. Ir jis jaučiasi tuo karaliumi, o ten nieko nėra, ten tiesiog sąstingis. Yra. Ir tas ego jo. Tos erdvės ale karalius aš valdau. Žiūrėk, gal tai galėtų būti mūsų tas, kad mes priprantam, tai aš esu karalius, to erdvėj, priprantam ir nenorim eiti į viršų. Gal vėl tai kaip stabdo. Nes yra blokai, viršui vieni, apačioj kiti.
Supranti, čia, o o tu čia eini tu esi tokiu jau tamsiu karalius. Nes tu koridoriu. Taip. Nu, o tu kaip čia jau kaip karalius, nors ten irgi nykuma tokia vis tiek rūkas, bet tu pažįsti savo karalius toj vietoj, o iš tiesų Jo, tai, jo. kaip prasveti, reikia pasišviesti, stipriau pasižiūrėti ir iš tikrųjų ir supratai, kad vis tiek reikia nert. Ar ten viršų Jo, šalta, ar reikia karšta, bet reikia į kilti, nes viršų. jau. Jo, ar šalta, ar karšta viršų, vis tiek reikia į viršų. Labai gerai. Labai gerai. Labai Jo. super. Gerai, tai dabar Reikia žiūrėk. pramušta. Jo. Jo, gerai dabar jautiesi, kaip tavo širdis. Jo, dabar jo, išėjau iš ten. Nes ten jaučiau tokį labai spaudimą didžiulį, tokį, nu, ta prasme, širdies čakrą ir vakas įdomiai, man labai įdomiai, ta lava, ta vadinama stiklo lava, kai tu pasakėjai širdį, ne, ten prasiplečiau. Mano širdį uždarė į stiklą tokį, išliejo tokį stiklo kolbą, ne kolbą, tokie apvalų, žinai, ir tą širdį uždarė, kaip stikle, supranti? Ir man pradėjo spaust. Aha, tai tu dabar žiūrėk iš tos erdvės, kur dabar esi, švaresnė, aukštesnėm vibracijom, tu dabar pralėk pro tą širdį tenais, vat būtent, pažiūrėk dabar, ką tu ten gali padaryti, prasivalyti, dabar dar kitaip. Nors tu ten jau ir prasivaliai, bet dar reikia, matai, sąmoningai tai padaryti ir realiai. Žinai, ką man rodo, kad, žodžiu, aš vat pakilus viršui, dabar grįžau tą pačią, trupučiuką vietą ir man sako, suskaldyti tą stiklą, išlaisvinti tą širdį nuo tų viso sąstingio, kuriam jaučiamas apačioj, tamsiam sluoksnė. Tu turi išlaisvinti. Tai taip ir padaryk dabar, tada drąsiai paimk, išlaisvink. Trūko viskas, trūko ir tą visą visi surink, stiklai ir pradėjo. Surink, kad nesupjaustytų, kad niekas niekur viskas saugiai, pajung ten siurbliuką ar tiesiog ramiai išsitraukia. Gali išlydyti po truputėlį, transformuoti automatiškai. Ir tas kažkokia tai energija iš to stiklo, jeigu jinai dar reikalinga, tu nuskanuok, tai gali transformuoti, o kita, kas jau nebereikalinga ir tikrai jau nebereikalinga, tiesiog performuok ir atsiųsk. Ir ten, kur reikia, kur turi jinai būti. Gerai, kaip tau sekas? Išsilaisvinau aš ten, viskas gerai. Išsisprogdino. Ir kas svarbiausiai, pražydo raudonas žiedas tenais. Raudonas. Jo, užsišaldė žalias, o pražydo raudonas. Tai čia kitas kūnas. Tai gal čia to širdies yra toks irgas gelmės, tie kiti sluoksniai. Gal jinai irgi turi, pažiūrėk, gal jinai irgi turi savo atskirus kūnelius vėlgi, taip kaip visi energetiniai subtilieji kūnai turi dar, bet gal širdis turi vėl dar atskirus, papildomai atskirus. Gal tai ir yra tie tokie visokie kitokie žiedukai su... Matau žalią, matau raudoną ir matau mėlyną širdį. 3 širdis spalvas matau. Ir jos yra įskaidytos dabar ir jeigu sujungusi vieną, gaunasi violetinė energetika tokia. Žalia, raudona ir mėlyna. Kaip įdomiai. Aha, gerai, o tai čia žiūrėkit, dabar gal čia šito momento tik tai, tarkim, jeigu žiūrinti tavo, ar tai bendrai? Čia bendrai rodo, nes man bendras tą parodė, kad širdis suspausta jinai žmogaus, kuris turi ego ir yra tam sluoksnė. Tai va man rodė, aš tiesiog pajaučiau tai, ką žmogus jaučia būdamas ten. Supratau širdie, ne? Gerai, taip. Dabar žiūrėk, tai va tie, bet tu žiūrėk, tau 3 sluoksnius ir parodė. Taip. Lava, tas vidurys, kur tu buvai, ir taip. Tas, kur ta gyvatė. Taip, ir 3 sluoksniai, taip. Ir karūna, gyvatė su karūna.
Karūna, Tai kokia viršutinė. yra čakra, sako, Karūnės karūnos paskutinė. čakra, na? 7. Jo, jo. Tai gal čia taip kaip asociacija su 3 piramidė. Su ko galėtų dar, jeigu 3. Nu, piramidės 3 kampojelė, nors ten, aišku, dar Ne, žiūrim, ne, kaip ne, čia pažiūrėti. 3 sluoksniai eina, 3 3 sluoksniai. sluoksniai. Ką tai galėtų reikšti, tie Žiūrėk, 3? vidurinis sluoksnis yra širdis suspausta žalia. Vidurinis sluoksnis. Viršutinė yra karūna, apatinė yra raudona lava, žemė. Tai gerai, nu jo, tai iš tikrųjų, tai jo, tai 3 tiesiog sluoksniai, jo, aš suprantu, jo, viskas normaliai. Gerai, tai dabar žiūrėk, tai dabar gerai viską, dabar labai ramiai per tuos visus sujungimus reikia tada prasižiūrėti, pajungti aukštas vibracijas, nes ten patys svarbiausiai momentai per tuos susijungimus, kad nebūtų per didelės pertvaros, būtent tos ego, tiesiog, kad būtų tie perėjimai švelnus, elastingi ir galėtų normaliai tekėti, susijungti visi 3 sluoksniai. Pažiūrėkit, kaip tau matosi, kaip tau rodo, tai čia tas žemė, kaip sakyčiau, galbūt galėtų būti toks dalykas, žemė, žmogus ir kosmos. Kaip jeigu iš kitos Ir man, pusės žinai, kaip rodo, visi va šitie 3 sluoksniai yra tokios linijos, kurios eina tiesiogiai į vieną tašką ir į šviesos tašką, man rodo. Kaip ašis kokia, kaip ne per vidurį jos, bet į priekį. Pavyzdžiui, į priekį kaip ranką ištiestum ir va ten eina viskas į vieną tašką. Iš visų sluoksnių į vieną tašką sueina. Tokį šviesos tašką, jo, į priekį. Tai čia kaip ateitis galėtų būti, tai kaip ir galėtų būti čia ateitis. Tokį kaip išėjimai kažką tai. Išėjimai. Tai portalas. Portalas gal greičiau, jo. Kaip tai susiję, tada gerai, o kaip, pažiūrėk dabar iš tos pozicijos, iš laiko pozicijos, laiko juostų. Kaip tai sujungti, kaip tai atpažinti ir kaip tai sukonektinti tą praeitį, dabartį, gal kažką tau parodys, ateitį savyje, kad nedaryti tų blokų neprisijimti, tarkim. Gal ten galima kažkokį tai per laiko visas juostas sujungimą, atpažinimą padaryti. Kažką tokio, tau kažką rodo. Rodo vieną išėjimą į tą laiką, tą erdvę, į erdvę kažkokią. Į erdvę. Gerai, tada einam žiūrėti tą erdvę. Užsidėkite apsaugas, abudu Žydrūnai ir tu pasijung. Einam pasižiūrėti tą erdvę. Gal ten bus kažkokia kita paslaptis, kažkokia tai. Vėlgi, 3 iš 3D. Galėtų būti ir taip, kas liečia laiką. Laikas, jo, aš matau dabar, žiūrėk, aš dabar pasiverčiau iš priekio į viršų. Aha. Ir aš matau viršui prasidarius tą skylutę, pro tą skylutę einam ir ten kaip centrifuga, tokia, žinai, panašiai kaip ta cukraus vata suka. Tai va ten taip atrodo ir suka kažką tokio, nėra ten, yra, kaip, grinai šviesos ten nėra, bet tokia kaip cukraus vata būtų, bet tokiam balta su geltonu, sakyčiau, ir tokia masė, kažkokia tai masė yra. Gerai, tai tu pažiūrėk dabar, pačiupink tą masę, nuskanuok ir dabar žiūrėk, kas ta masė. Ar tai yra
tiesiog nauja energija, į kurią mes turim įsilieti. Tiesiog atpažinti, sujungti su savim ar dar kažką, išgryninti, įdėti gyvybės, gal ten yra ta masė, kur nėra dar tokios gyvybės, kaip žmogus kažkaip tai, kaip siela, gal tai yra mūsų atskira. Žiūrėk dabar, ką aš ten matau, įėjusi tą masę. Pakilau į tą masę ir jinai tokia kaip lipni, tokia lipni ir nieko nesimato ir tu sukiesi aplink tave, jinai sukasi ir kaip cukraus tos grinai. Ir jinai pradeda tirpti ir šviesėti, skaidrėti. Skaidrėja. Tokia aplinka jinai skaidri, darosi geltonai, skaidri, šviesi, o apačioj po tavim toks tamsus taškas ir tu kaip tokiam vulkane esi, žinai. Kaip įdomiai, tokiam kaip vulkane esu, žiūrint žemyn. Iš ten ateina tamsa ir tu tokioj šviesoj ir turi skaidrinti save su savo energija, šviesia energija. Tu tirpdai tas visas, žinai, lipnumą tokį, tą visą tokį negatyvą, sakyčiau, ne? Nes labai įdomiai tai atrodo. Tai yra tie 3 sluoksniai. Vėlgi tai yra tas 3 sluoksniai - žemė, dangus ir žmogus. Taip. Ir viską turim susijungti per save, savo viduje, savo širdyje, savo sieloje, savo gelmėje. Savo gelmėje, ta prasme gelmėje, savo praeitį, man sako, savo praeitį turi pakeisti į dabartį čia ir dabar. Viską keisti, nes ten tamsi praeitis, pas visus tamsi praeitis, šviesios nėra, nematau šviesios praeities. Taip. Ir visi kylam ir skaidrinti turim, gryninti tą ateitį savo, gryninti. Taip, O tai žiūrėk, jeigu centrifugoje esam, grinai šviesos centrifugoj, konkrečiai. Tai čia dabartinė ta centrifuga, o jeigu mes į praeitį tą centrifugą nusuktumėm, kad jau praeitį mūsų ten čin valytų. Žinok, vis viena, praeitis yra tokia labai, jinai plona ir ilga, ir tokia tamsi, kuri prasiveria ir ta ateitis, jinai labai stipriai plečiasi. Taip kaip pasąmonė pa žmogų, pradžioje jinai tokia visiškai tokia pasąmonės, praktiškai sąmoningumo nėra, o po to jisai plečiasi. Tai gal ir rodo tai, kad iš to mažo sąmoningumo išeini į didelę erdvę, į tą plačią erdvę sąmoningumo. Ir gal tai, kad ta praeitis skaidrinė tą visą sąmoningumą savo. O ta praeitis, kaip ir jau, kadangi jinai praėjus, tai jinai neturi tiek tokios, kaip ir turi tos gyvybės, bet taip neturi to, kaip ir turi, kaip ir neturi. Kitokią struktūrą visiškai. Ten, žinok, ten visiškai ta struktūra, jinai visiškai tokia mirus, sakyčiau. Tai kaip mirtis, galima taip pavadinti. Kaip mirtis, ar ne? Jo, kažkas tokio, nes nėra, jos visiškai, jinai praktiškai yra trinama, kiek matau, trinama ta praeitis. Ir sako, negali praeities atsikelt į ateitį. Turi gyventi čia ir dabar, nes turi plėsti čia ir dabar viską. Tai reiškia, kad gana gyventi praeitimi, nes nėra laiko jau viskas, nes jau ten visiškai ištrinama. Taip, nes tu likti tuose sluoksniuose kaip tas stebėtojai su savo ego, tarp tų žemų sluoksnių. Ir tom lavoj toj amžinoj. Lavoj, taip. Amžinoj toj lavoj, taip. Tai reiškia, reikia... Tu eini pravalai ir nesureikšmini, grįžti iškart į ateitį, jokios reikšmės negalima per daug duoti praeičiai, tam, kad tu apsivalytum, nes neužstrigti.
Nes jinai mirtis. praeities nereikia tempti į ateitį, visiškai Jo, užmiršti, ištrinti. Taip. Jo, jeigu dar kažką, tai ten tik informacija. Iš tiesų ten tik informacija. Gali ateiti pasiimti kaip faktuką tokį, kaip faktą kokį. Taip, Be jausmų, taip, taip. be emocijų, nereikia ten palikti jokių savo gyvybės. Tik informaciją gali pasirinkti kažkaip jo. Gerai, tai tada padarom taip, kad užliejam tą savo praeitį, tai, kad ką dabar galim padaryti iš tikrųjų. Dabar aš Žinai, taip ir ką dabar, vat, ką man rodo, ką darom, kai mes vat, pakilę esam toje ateityje, vat, čia ir dabar, ne, nu, Aha. ta prasme, toj švarioje ateityje, tiesiog užsidaro va, ta centrifugos, tas įėjimas ir ten matau kaip raudona, tiesiog tik tai tamsos nėra, bet raudona tiesiog užsidaro, nėra jos, nėra, man rodo. Kažkaip nėra ir viskas. Ir tokia va piešėsi raudona linija kažkaip, kad stop, nebėra. Viskas. Tiesiog nėra eini į tą centrifugą ir leidi uždaryti duris. Ir uždarai pats duris. Paskui save. Ir grynini pats save. Grynini tą visą aplinką aplink save ir save. Taip. Va, tu grynini čia ir dabar. O ne, ne su ta energija praeities. Vat šitą va reikia labai subtilus vat momentas, kaip mes turim atskirti iš tikrųjų. Vat šitą subtilybę. Galėti praeiti, bet visiškai su kitu. Su žinojimu, kas yra čia ir dabar. Vat šitus dalykus kažkaip reikia atskirti. Taip, vat čia labai, čia tik tai tas, kad širdim pajaučia, vat būtent, kad nereikia ten. Taip, ir ta vat širdis, jinai turi nebūti jo šitą stiklinė, įrėminta. Jinai atvira turi būti. Laisva. Jo. Nes kitaip net pažinsi, net skirsi, nes įtraukia, nes vat žiūrėkit, iš tikrųjų tik eini į praeitį, kad ir valomės, ne tą praeitį. Atrodo, nu gerai, prasivaliai, be emocijų, ir vis tiek užsicikliai, vis tiek grįžti 100 kartą į tą patį gyvą, užsivaliai, ko dar ten knisti. A gal ten dar kažką pamatysiu? Nu nelysk, ateis laikas parodys, nereikia lysti, va tas ir yra, nes iškart susitapatinam vėl su tą praeitim, įnykstam. Nes mūsų traukia, mes naikinam, traukia mumis. Vėl naikinam, nesvarbu, kad ten mes ieškom ten daug informacijos, bet naikinam save iš tikrųjų. Pažiūrėjai, sutvarkiai, palikai, reikės ateisti vėl, bet neužsiciklinti ir negrįžti ten, knaisiotis, lysti visur, dar ten po kažkokias smulkmenas ten. Čia ir dabar ką gavai, tai gal taip ir yra, kad čia ir dabar ką gavai tą informaciją ir viskas, ir nelysk, uždarai ir eini toliau. Taip, ir eini toliau gryniniesi, ištisai gryniniesi, valaisi, darai, viskas. Parodys. Praeitis yra praeitis. Čia ir dabar tas momentas parodys, ką tau reikia padaryti dar nuėjus pasimti tos informacijos, galima tik tai pasakyti. Ir pakeisti. Man ir sako, netem praeities į dabartį, gyvenk čia ir dabar. Labai čia jo teisinga, va čia tai labai geri žodžiai, tikrai. Praeities į dabartį, iš tikrųjų mes šito neatskiriam. Besivalydami už tai vėl įnykstam ir vėl į tą patį ratą. Valaisi ir valaisi, va todėl ir valaisi. Iš tikrųjų. Ir vėl grįžti, nes ten visą laiką rasi kokius smulkmenų. Protas visą laiką pasiknis ten, nuras. Taškelį, kokį kabliuką dar. Nu. Ir tada jį apie vėl. Ras todėl, kad tau dar gali primesti tą apatinį sluoksnį, ką nors. Tu kuo giliau kapstytumėsi dar. Taip. Jo, nes tu yra tam, jie ten kaip tik, kuo ilgiau užsibūdi, tuo labiau jie vėl traukia, vėlgi iš tikrųjų. Taip. Labai gerai, labai fainai, iš tikrųjų. Gal Žydrūnas, ką nors nori dar pridurti? Jisai atjungia. Atjungia. Aš jį atjungiu. Nu nieko, gerai, tegul reiškia, taip reikia. Gerai, tada ką, žinau, gal šitą tada jau stabdom. Labai čia fainai buvo. Čia labai gera tema.